ne viskas gyvenime eina taip, kaip kalbasi, žinok. Aš sakau, aiškinu, tai supraskit žmonės, aš irgi turiu vaiką, kurio turiu pasirūpinti. Man yra pirmenybių, yra svarbus dalykai, tokie va, kai tas namukas, kaip kompis, bet yra ir pirmenybių gyvenime. Tai va, žinai, sako, kai gražu, sako, pas jį šikna balta, kad pas visas pirnas balta šikna, kad tik tai pas jį šita šikna balta būtų, tai nereiktų nei nieko dažyti. Ausis reikia nudažyti raudoną. Nesijaukinam, pats iš savęs jis toksai mielas atėjo, iš karto jau toksai. Nu, kampyti. Sunku, sakau, reikia, kad palaikytų kas nors, į ką čia, į nėra kam, tai į vieną dantį įsikandęs su ranka traukiu, koją prilaikydamas, su kita ranka bandai sukti, tai nėra lengva. Jo, kaip ožiukas. A tu ožiukas ką? Ožiukas ką? Kumpėnas ožiukas. Na, pasirodyk tą savo grožį, pasirodyk. Nu, pašiūrodį. Aš jau geriau vienas pasiknisiu, kad iš savų padėtai žmonės darbus turi. Savaitgalį šį gal ir galima būtų kažką priprašyti ateit padėti. Čia gal ir gera visai mintis. Man visos dienos susiliejusios, nežinau, kaip pasakyti, savo ritmu gyvenu, apie kitus negalvoju, bet reikia ir apie kitus žmonės galvoti. Bet savaitgalis tai gal ir galima kažką sugalvoti. Ką čia tipo gąsdini mane, ką čia šmikė. Ai. Nu, a jums jau užtenka kompių? A jūs dar jis norite žiūrėti, kai jis mane kankina į mušą? Jo, čia kai kažkas tą vieną video įkėlė, aš tai matau iš karto, kad ten ne kumpis. Ta prasme, žinot, kai jau savo pažįstu, iš karto matau, kad ten ne kumpis, o ir komentaruose, ir privačiom žinutėm visi rašo. Ir kaip pasakyti, nesinori taip, kad tiesiog neatrašy žmogui, bet nori leist žinot, kad ne čia ne kumpis ir pasakai bruožavo, pavyzdžiui, anas buvo tik tai gumbiukai, nesimatė nei biškį ragiuko. Labai panašus, bet čia, kaip pasakyti, akivaizdžiai matai, kad ne kumpis. Vienas buvo didesnis, šitas kumpiukas tada mažas, jis trumputis yra, aš mažas, o tai jisai. Ne iš aukštai, aš čia filmuoju, žinokit, hebra. Sakykime, iš miškų, nežinau, kur jisai gimė, iš kur jisai atsirado, bet sakykime, kad iš miškų.
Nu, žinai, ar faina, Auris klausia, faina turėti tokį augint. Tokį kai kompį labai smagu. Bet aš nežinau, kokios kitos tos stirnos yra. Pažiūrėk, šiek kompis prie manęs stovi, jisai niekuris neįeit, nu ar nei ką. Aš žinau, kaip su juo elgtis šiek tiek, pavyzdžiui, kad jisai nustotų muštis. Žinau, kaip paimt, kaip pasiglostyti, kad nusiramintų. Žinau, kad jeigu paleisiu, kad jis atgal varys į mane. Tai, kaip pasakyti, jau kaip pažįsi, tai smagu, o kaip kiti elgiasi, aš nežinau. O Jėzau, da kažkokį čia maišymėti puzlę sudėliot. O Jėzau. Palaukit, nematau. Live will end in 4 minutes 50 seconds. Nu. Da vieną puzlę sudėlio, nu ir prasitės. Tai aš vyrukam nesakysiu, kur aš gyvenu Raja. Man nereikia masvetimų žmonių pas mane namie. Aš nenoriu nei sakyti, nei kur gyvenu, nei kur randuos. Aš esu privatus asmuo, aš noriu savo privatų gyvenimą gyventi, o ne paskelbti, kur aš esu, po to palei tvoras matrinsis, arba galų gale koks nors devilas atsiras, kur ateisi nušausą kompinį. Tai kam to reikia? Jo, galim dresiruoti, kompį ninzą galim padaryti, išdresiruoti, galės eiti medžiotojų. Kumpiokai. Ačiū labai už širdės, kad patapinat. O, storim. Ačiū už kamuolį. Aš nežinau, kas ką reiškia, hebra. Žinokit, nepykit. Aš antrą kartą gyvenime laivą darau. Žinau, ką reikia padėkoti. Žinau, bet kas ką reiškia, tai aš neįsivaizduoju. Kumpiukai, ateik gražiai. Ateik gražiai. Nu, gražiai. Ateik. Gražiai, nu. Nu. Aš tavęs nepuolu, tu mane puoli. Nu. Aha. Nepasiekė. Kojytės per trumpos, ką? Norėtum įdarti į neina. Eik, ką tu čia darai? Kaimietis. Kampis kaimietis, juodas. Kumpiokai, nu, gražiai. Ateik. Ačiū, Daina. Kumpelį. Žinokit, kiek galėsiu, tiek išbūsiu, bet 7% batareika. Jau kažkaip keistai, gal kokią 10 minučių 7%, tai čia aišku, nei tiesa, nei netiesa, nesuprasi. Bet kiek išbūsiu, tiek išbūsiu, ne ilgiau ir netrumpiau. Laukia tiek to kompiuko, galit pasidžiaugti, galit pažiūrėti. A ne. Da šaubaliuką turi, žinau, kišenį. Eik. Čia mano namų rezervatas, aš tau pasakysiu. Galima taip pavadinti, namų rezervatas. Tu jau biškį per daug lazdą perlenki, vyrutį. Aha. Kai atsistojau, tai jau nebe toks kietas, ne?